Taip, kaip gyvena migrantai Airijoje? Štai, vaizdas pro langą, nieko ypatingo. Čia, kaip matot, tokia buitis. Kažkas panašaus kaip Lietuvoje, elektrinė viryklė, arba tinukas pigiausias. Taip, čia irgi, vat matot, toks dalykas, šaldytuvas mini. Na, aišku, daugumoje yra ir normalus. Taip, čia oro šitas, kaip ten, ištraukėjas, ar kaip jis ten vadinas. Taip. Pas juos labai daug, va, tarkim, čia mikrobanginė yra kažkokia tai iš vis brandas nežinomas. Pas juos labai daug tokių specifinių brandų. Pavyzdžiui, čia kažkoks tai George Foreman sumuštinių kepyklė, kurių net nematėm Lietuvoje tokių yra. Štai čia netikras, čia yra spausintas, netikra čia tapyba. Taip, labai mėgsta tokius fotelius. Taip, čia galima dirbti iš namų, būtas paprastas. Čia irgi kaba toksai, nepasakyčiau, kažkas ypatingas. Čia pilna, matot, prigrūsta daiktų. Prigrūsta daiktų, nes nėra vietos. Ką prisiperki, ką padedi, štai čia. Ką prisiperki, kur padedi, nėra kur padėti. Čia laikinai drabužius bandau rūšiuoti. Noriu atiduoti konteinerius ten, kur donations, kur galima atiduoti. Telefonspinė. Kiekvienam būte privaloma šitą fire blanket, kad jeigu gaisras bėgat iš namų. Čia laiptinė. Matot. Tokia. Ten kitas būtas. Ir taip, gyvenam. Taip, aš gyvenu antram aukšte. Pagal lietuvišką sistemą, pagal airišką. Taip, pirmas aukštas skaitosi, čia lova, žiūrėkit, mažas. Čia gal atrodo, kad vietos daug, bet vietos realiai nėra. Vaizdas superinis, žiūrėkit. Nieko gero, kaip matot. Taip, čia irgi. Čia vėl vieną spintą turiu. Galima sudėti, čia irgi drabužių prikrauta. Nieks niekur netilpa. Kaip matot. Ir kompas galima dirbti iš namų. Ne kompas, monitorius. Labai pelėsiu daug visur. Čia visada drėgna. Šildymas brangus. Visi taupo. Čia pas juos tokia sistema dušo. Va, štai matot. Patraukiam, įsijungia dušas ir tada einat praustis. Taip, čia yra šildymas, labai šalta, reikia naudoti. Aišku, sistema, 2 čiaupų sistema. Paskui šitas dalykas, kuris iškart šildo vandenį, labai greitai sušyla, bet ir elektros ima nemažai. Ir aišku, kaip matot, visur pasidengia pelėsiu. Tai taip ir gyvenam kažkaip. O, vėl tas pats. Taip, kas dar? Ir aišku, daiktų milijonas, nes nėra kur kraut. Žinau. Taip, vėl tas pats toksai tapybos darbas. Ir toks kambarys. Taip, dar kartą štai perinam čia. Viskas. Čia vienas bedroom skaitosi. Pigi liustra. Ir čia. Tai va. Tiesa. Įdomus radiatorius. Pas mus Lietuvoje tokių nėra turbūt. O gal yra, gal kas ir naudoja. Tai va, čia yra 2 jungikliai. Vienas dešiniai naktinis, kairiai dienis. Naktinis įsijungia, tarkim, nuo 11 iki 8 maždaug. Ir jisai krauna, ten yra tokia speciali plokštė toj baterijai, ta plokštė šyla, veikia kaip baterija, pasikrauna per dieną, per naktį, o po to dieną atiduoda tą šilumą. Jeigu nepakankamai, tai tos šilumos, tai papildomai dar pašildo dienos metu, bet naudodama jau dienos tarifą. Tai va, tai kaip ir galima staupyti, bet
Bet, už mėnesį už šitą daiktą 300 eurų. Oi, sorry, už 2 mėnesius 300 eurų, nes ateina sąskaitos pas mus kas 2 mėnesius. Tai va taip va. Nežinau, kas domina, klauskit. Gal Dublino jums parodyt kažkiek. Tai va, čia va žmonės dirba Deliveroo. Aš Deliveroo nedirbu, nenoriu. O kaip matot, Deliveroo tašė. Va. Tai va, nežinau, klauskit jau, kas įdomu. Iki kitų kartų tada.